Dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai, pasiklausykime šventosios Evangelijos. Ramybė visiems. Skaitinys iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. Dėmėkimės. Anuo metu vienas iš minios Jėzui sakė: Mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas, kur tik sugriebusi dvasia jį tąso, iš burnos eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie nevaliojo. Tada Jėzus tarė: O netikinti giminė, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kęsti, atveskite jį pas mane. Jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tąsyti berniuką. Šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvą: Ar nuo seniai jam taip darosi? Jis atsakė: Nuo pat kūdikystės. Dvasia jį dažnai į ugnį stumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė: Jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko: Tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydamas susibėgančią minią, Jėzus sudraudė netyrąją dvasią: Nebylė ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasia klykdama ir smarkiai įpurtydama išėjo. O berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė: Jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus sugrįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė: Kodėl mes negalėjome jos išvaryti? O jis atsakė: Ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda ir pasninku. Iš ten išėję jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ši veislė neišvaroma nieko kitu, tik malda ir pasninku. Kaip tik pasninko metu skaitom šitą pasakojimą, kaip piktosios dvasios apsėda, apima žmogų, jį kankina ir kaip Jėzus išvaro jas ir kaip žmogus pats turi su jomis kovoti. Ir šiuo atveju čia buvo jos pačios. Bet yra daugybė atvejų, kada ne pati ji, o savo įrankiais susaisto žmogų
apipina jį. O tie įrankiai kokie yra? Kada piktosios dvasios veikia ir per ką, kaip veikia? Ogi per nuodėmę, per aistras. Ir štai šiandien bažnyčia primena, mums pasninko metu primena didįjį dvasinį tėvą Joną Pakopininką, Sinajaus kalno abatą ir garsiojo dvasinio veikalo, kuris vadinasi Kopiečios autorių. Tai nėra atsitiktinumas, kad būtent per pasninką išpuola jo minėjimas. Visada 4 gavėnios sekmadienį mes jį minim. Nes pasninkas tai dvasinio kilimo laikas, kovos laikas, vidinio darbo metas. Todėl mums pateikiamas pavyzdys to, kuris šį kelią nuėjo iki galo. Šventasis Jonas nuo jaunystės paliko pasaulį, pasitraukė į Sinajaus dykumą ir daugelį metų praleido maldoje, tyloje ir kovoje su savo aistromis. Ir jo knyga Kopiečios veda, tie laipteliai ten minimi, veda nuo žemės į dangų. Šios kopiečios nėra nei medinės, nei akmeninės, nei iš ko kito pagamintos. Tai sielos kelias, jos susideda iš 30 pakopų pagal Kristaus žemiško gyvenimo metus iki jo viešosios tarnystės pradžios. Kiekviena pakopa tai tam tikra dorybė arba kova su konkrečia aistra. Kopiečios prasideda pasaulio išsižadėjimu. Ne tiek išoriniu, kiek vidiniu. Mes žinome, kad pasaulį sukūrė Dievas. Taip jis paveiktas nuodėmės. Tas ženklas žymi ir žmogų, ir pasaulį. Bet ne nuo šito pasaulio kaip kūrinijos reikia išsižadėti. Ne to išorinio pasaulio, kiek to vidinio pasaulio. Tos nuodėmės, kuri gyvena mumyse, sudarydama tokį vidinį tą atskirą kitokį pasaulį, kitokią aplinką žmogui. Ir žmogus turi atsisakyti nuodėmingų prisirišimų, visko, kas trukdo jam eiti pas Dievą. Sekančios pakopos, klusnumas, atgaila, mirties atminimas, ašaros už nuodėmes ir daugybė kitų. Ir tik perėjęs šį apsivalymo kelią, žmogus pamažu kyla į aukštesnės dorybės, nuolankumą, beaistriškumą ir galiausiai meilę, aukščiausią dorybę ir Dievo dovaną. Svarbu suprasti, Kopiečios nėra knyga vien tik vienuoliams. Taip, ji parašyta vienuoliams. Vienuolių parašyta savo broliams, kad jie galėtų dvasiškai tobulėti. Bet kas yra vienuoliai? Vienuoliai yra pradėję ir pasiryžę ir pradėję ypatingą gyvenimo kelią. Atsisakę šeimos, atsisakę šio pasaulio malonumų ir linksmybių, eina tuo kovos su nuodėme ir tobulėjimo keliu. Bet kiekvienas krikščionis pašauktas būtent taip gyventi. Tegul neišsižadėdamas šeimos, gyvendamas neatsiskyręs kažkur tai dykumoj, dykynėje ar vienuolyne užsidaręs, o ten, kur yra pašauktas Dievo būti ir veikti, bet kovoti su tuo pasauliu, kurio išsižadam, nuodėmės pasauliu, tai pakviestas yra ir raginamas kiekvienas. Todėl ta knyga ne tik vienuoliams. Jos dvasią perimti turėtume kiekvienas. Tai knyga kiekvienam krikščioniui
nes visi turime savo aistras, silpnybės ir nuopuolius. Ir kiekvienas kviečiami kilti, gal lėtai, gal su sustojimais, visaip būna, bet tik aukštyn. Šventasis Jonas moko, kad dvasinis gyvenimas nėra staigus pasikeitimas. Tai darbas, kasdienis pastangų kelias. Kartais kritimai ir vėl atsikėlimas. Kartais sausumas maldoje. Kartais kovos, kurios nemato niekas, tik Dievas. Ypač svarbi dorybė yra nuolankumas. Šventasis sako, kad nuolankumas gali nugalėti net tas aistras, kurios atrodo nenugalimos. Kol žmogus pasitikė tik savimi, jis krinta. Bet kai nusižemina ir šaukiasi Dievo, ateina pagalba. Ir visų tų pakopų viršūnė tai meilė. Ne tik jausmas, bet pasiaukojanti, kantri, veikli meilė Dievui ir artimui. Ta meilė, apie kurią kalba Evangelija. Ta meilė, kuri yra tikro krikščionio ženklas. Su laiku, kada mes stosim Dievo akivaizdon ir jei nebūsim paženklinti šituo meilės ženklu, tai vargas mums. Šiomis didžiojo pasninko dienomis kiekvienas stovime prieš savo kopėčias. Gal dar esame tik pirmojoje pakopoje, gal tik bandome užlipti ant tos pirmos pakopos. Tačiau svarbiausia ne tai, kur esame, bet ar kylame aukštyn, ar einam, ar kovojam. Nenuleiskim rankų, jei krintame. Šventasis Jonas moko, kristi yra žmogiška, bet pasilikti gulėti yra velniška. Tai demonų, tai piktųjų dvasių pozicija tokia. Būtinai reikia kilti. Tad kelkimės, atgailaukime ir eikime pirmyn. Tegul šventojo Jono pakopininko pavyzdys įkvėpia mus šiam keliui. Tegul jo maldomis Viešpats sustiprina mus kovoje su aistromis, suteikia nuolankumo ir veda mus šiomis dvasinėmis kopėčiomis į savo karalystę. Amen.